Sveiki visi, su jumis sveikinasi Joris ir Matas. Ir šiandieną mes jums pademonstruosime biudžetinį žaidimų kompiuterį už 50 eurų. Pradėkime. Mums pavyko įsigyti šį naudotą kompiuterį už 25 eurus. Specifikacijos yra tokios. 2 branduolių Pentiumas E2220, vaizdo plokštė integruota, 2 GB DDR2 RAM, 400 W maitinimo blokas, motininė su LG 775 soketu, 150 GB HDD. Kompiuterio dėžė nėra ypatinga, taip pat joje buvo įdėtas DVD drivas. Kaip už 25 eurus šis kompiuteris buvo geriausias variantas, kurį galėjome įsigyti. Kadangi kompiuteryje įdėtas procesorius yra pakankamai silpnas, mes suradome šį 4 branduolių naudotą Intel Core 2 Quad Q6600. Jį nusipirkome už 6 eurus, tai buvo tikrai gera kaina už tokį procesorių. Vaizdo plokštę pasiėmėme naudotą SATA Radeon HD 4850 su 512 MB GDDR3 atminties. Jos vertė 20 eurų. Senesniems arba e-sporto žaidimams jį puikiausiai tinka. Taigi, metas pakeisti kelias dalis. Į kompiuterį įrašėme 64 bitų Windows 10 operacinę sistemą. Mums buvo įdomu pasižiūrėti, kaip 2 GB RAM susitvarkys su viena iš naujausių operacinių sistemų. Tačiau problema buvo ne operatyvioji atmintis, o kietasis diskas. Jo įrašymo ir skaitimo greitis yra gana lėtas, tad atsisiųsti žaidimus užtruko ilgiau nei tikėjomės. Praėjus nemažai laiko pradėjome testuoti kompiuterį su šiais žaidimais: Counter-Strike Global Offensive, Rocket League ir League of Legends. Iš tiesų rezultatai mus labai nustebino. Taigi, kaip matote, nebūtina išleisti daug pinigų kompiuteriui. Reikia tik šiek tiek kantrybės ir laiko ieškojimui. Ta galite padaryti kiekvienas iš jūsų. Dėkui, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo mūsų kitame video.